Aš turiu prisipažinti, aš žiauriai nenorėjau daryti šito video. Tailandas turėjo būti kupina veiksmo, egzotinė, linksma kelionė, bet jį virto košmaru. Nu gerai, jį nevirto košmaru. Nieks nemirė, bet kiekvieną dieną, kai mes esam dabar grįžę iš Tailando, kiekvieną dieną aš vis labiau džiaugiuosi, kad mes iš ten išvykom. Ir man sunku tą pripažinti, bet man nepatinka Tailandas. Žiūrėkit, mes visi mėgstam kelionę video, teisingai? Užteks. Problema su kelionių video yra tokia, kad žmonės, kurie juos daro, jie ne visą laiką būna objektyvūs. Taip. Netgi aš. Kiekvienas kelionę mato per kažkokią savo prizmę, bet kartais žmonės tiesiog atrodo specialiai. Nutyli kažkokias mažas detalės, nepapasakoja visos realybės, tiesiog išsirenka gražiausius momentus. Aš dabar nekalbu apie lietuvišką internetą, dėl to, kad tie, kas daro video iš Tailando, ten būna kažkokie lifestyle vlogai, bet užsienyje yra labai priimta Tailandą pateikt kaip svajonių valstybę. Dažniausiai, kai mes kažkur keliaujam, aš šitus video, aš labai juos prafiltruoju, bet kažkodėl su Tailandu aš pasigavau ant tų pasakų. Dabar grįžus, aš suprantu, kad viskas, ką aš galvojau, buvo melas. Nu gerai, gal ne viskas, bet didžioji dalis. Šiandien aš pradedu savo detektyvinį tyrimą apie tai, kodėl Tailandas nebuvo toks fainas, kokiu aš jį įsivaizdavau. Prasidėjo viskas nuo to, kad aš nusprendžiau sužinoti, kodėl Bankokas jautėsi toks netikras. Ir čia nebus kažkas šizofrenijos, kad, jis tiesiog didelis miestas ir dėl to jis jaučiasi toks netikras. Bankokas pasitinka jūs su labai aiškiu sluoksnių pasiskirstimu. Aš žinau, kad kiekvienam mieste yra rajonai, kur gyvena labiau vargši žmonės, rajonai, kur gyvena labai turtingi žmonės, bet Bankokė jie ne tai, kad gyvena vienas šalia kito, jie grinai gyvena praktiškai vienam rajone. Ir tas žiauriai kerta per tai, kaip jaučiasi pats miestas. Ir aš neturiu minį, kad aš vaikštau su matcha latte ir pamatau benamį ir pagalvoju, what the fuck? Benamis dabar mano matcha latte tapo neskani. Tiesiog tas labai jaučiasi atmosferoje, dėl to, kad kai viskas yra taip arti, tas vargas ir tas turtas, tai vienu momentu tu eini per Siam centrą, kuris jaučiasi kaip Japonija, ir tada tu praeini gal 10 minučių nuo jo ir tu atsiduri kažkokiuose lūšnynuose, kur atrodo, kad ką tik karas baigęs ir žmonės bando išgyventi, kas yra žiauriai keista. Kai kurie keliautojai, ypač užsienį, pateikia tai kaip egzotišką kontrastą. Bet jeigu išsitraukt galvą iš šiknos ir nepamiršt apie tai, kad kiti žmonės irgi yra žmonės, o ne atrakcionai turistams, tai tas egzotiškas kontrastas virsta į liūdesį. Aišku, į šitą situaciją galima pažiūrėti dvejopai ir pasakyti, čia tiesiog tokia realybė, žmonės taip gyvena, jie priprato. Bet kaip jūs manot, ar bičas, kuris savaitgaliais pardavinėja kukurūzus palei kelią, ar jis nenorėtų labiau gyventi kažkur Europai, pavyzdžiui, turėti darbą, kuris suteikia jam teises, garantijas, saugumą? Manau, savaitgaliais jis labiau norėtų kažkur nueiti į kavinę ir suvalgyti kruasaną, o ne pardavinėti kukurūzus. Tikriausiai, aišku, šitą logiką galima pritaikyti daug kur, bet problema yra tame, kad Tailandas nėra, kad labai neturėtų pinigų, o ypač Bankokas. Ten gyvena 12 milijonų žmonių. Per metus ten būna vidutiniškai po 30 milijonų lankytojų. Kaip jūs manot, ar jie tikrai neturi pinigų mokėti žmonėm normalias algas? Aš kažkaip nemanau. Manau, kad problema yra kitur, o pagrinde tai korupcijai. Ir aš dabar nekalbu apie tai, kad pareigūnai paima kyšius, nors jie ima kyšius, bet aukščiausio rango valstybės tarnautojai irgi ima kyšius. Ir pavyzdžiui, tas pats Royal Family, kuriam iš esmės ir priklauso Tailandas, tai ten viskas pastatyta ant pinigų. Ir čia nėra kažkokia slapta informacija. Patys tajai apie tai žino. Jie tiesiog galvoja, kad kadangi tai buvo visada, tai taip yra ir dabar, ir bus ateityje, ir žodžiu, ką mes pakeisime, mes tiesiog paprasti žmonės. Bet labai įdomus pastebėjimas yra tas, kad nors ir gyvena tokiom prastom sąlygom, jie yra vieni draugiškiausių žmonių, kuriuos aš esu sutikęs pasaulyje. Kiekvienas žmogus, kurį mes buvom sutikę Tailande, buvo žiauriai draugiškas. Ir tai nebuvo kažkoks tas netikras draugiškumas, žinot, iš mandagumo. Jie nuoširdžiai buvo žiauriai draugiški. Jeigu žmogus manęs nesuprasdavo, aš galėčiau nors valandą jam kažką aiškinti ir jis visą tą valandą manęs klausytų. Ir šiaip tai yra auginami su tokia pasaulėžiūra, kad tau nereikia veltis į konfliktą. Ten nieks nepipsena šiaip sau, ten nieks nieko nereikia. Ir jeigu jų situacija ateina iki tokio kraštutinumą, kad pavyzdžiui du žmonės antiek stipriai nesutarė, kad jiems reikia kelt balsą, tai mes matėm tokią situaciją vieną kartą, kai du tai buvo antiek agresyvus, kad šalia stovinti policija net nesivėlė, dėl to, kad aš jaučiu juos tiesiog nužudytų. Ne, gerai. Gal nenužudytų, bet tiesiog aš norėjau pasakyti, kad jeigu jie jau supyksta, tai jie jau supyksta rimtai. Na gerai, gal užteks socialinių problemų, dėl to, kad Bankokas turi ir kitų bajerių, kuriem aš nebuvau pasiruošęs. Pirmas ir vienas svarbesnių dalykų, kuom Bankokas skiriasi nuo kitų didmiesčių ir sostinių, yra susisiekimo sistema. Bet kad apie ją pakalbėti plačiau, mums reikia truputį grįžti laiku.
Šiandien aš papasakosiu jums, kodėl, kad nueit atrodo 5 minučių atstumo Bankokė, jums prireiks 25 minučių. Bankoko miestas savo gyvenimą pradėjo 1782 metais. Tuo metu pagrindinė susisiekimo sistema buvo kanalai ir va šita vat upė. Ir niekas negalvojo, kad kažkada iš vis reikės kelio. Miestui didėjant vėlyvajam 19 amžiuje žmonės visgi nusprendė, kad turbūt mums reikės kelio. Kas galėjo pagalvoti? Bet kaip tokios sistemos būti negalėjo, nes labai daug šventyklų ir gyvenamųjų sektorių jau buvo pastatyta. Na, o po antrojo pasaulinio miestas augo taip greitai, kad niekas net neapsikrovė kažką ten reguliuoti ir privačios įmonės darė, ką norėjo. Tai kažkiek tiek apie Bankoko istoriją. Ačiū. Visi šitie genialūs sprendimai priveda prie to, kad jeigu Bankokui reiktų suteikti walkability reitingą, tai aš greičiausiai nukelčiau jį į paskutinę vietą. Šiaip aš labai mėgstu vaikščioti kelionėse. Aš manau, kad taip tu pamatai kažkokias įdomias kavinės, įdomius žmonės. Bet kalbant apie Bankoką, aš ne tai, kad nerekomenduočiau jums ten vaikščioti, aš labai agresyviai nesiūlyčiau. Bankokas nėra sukurtas, kad tu jame vaikščiotum. Dėl to jis turi Skytrainą, metro, taksi, niekas ten neplanavo, kad jūs tiesiog vaikščiosit po miestą. Nedarykit šitos klaidos, pasimokykit iš manęs. Kiekvieną kartą, kai mes nuspręsdavom, kad mums reikia dar kartą pabandyti biškį pasivaikščioti po Bankoką, tai virsdavo į 3 valandų žaidimą atspėk, ar už kampo bus aklavietė. Keliai ir gyvenamieji rajonai, kaip aš jau sakiau, istoriškai tiesiog jie nėra suprojektuoti su ta mintim, kad jūs ten vaikščiosit ir jums reikės kažkaip iš vieno nueiti į kitą. Gali tekti eiti kelias valandas. Kas pavyzdžiui tokį praeiti ant kelias valandas, čia nėra labai didelė problema. 2025 metų pradžioje Bankokas buvo labiausiai užterštų miestų pasaulyje. Dar pridėkit prie to visko, kad yra labai didelė problema su garsais. Paimkime kaip pavyzdį šitą kelią. O jame yra 6 juostos, 3 iš vienos pusės, 3 iš kitos. Iš abiejų kelio pusių yra gyvenamieji namai. Iš viršaus yra Skytrain konstrukcijos. Tai visas tas garsas atsimuša iš viršaus, iš dešinės, iš kairės. Čia yra tiesiog košmaras. Vienintelis dalykas, kuris viskam šitam nebuvo košmaras, buvo DJI Osmo 360 kamera, kurią man suteikė Pro Maxą, kad nufilmuočiau visą šitą kelionę. Didžioji dalis medžiagos buvo nufilmuota būtent su šita kamera. Kadangi jį fiksuoja vaizdą 360 laipsnių aplink save, vėliau labai faina žaisti su tom kadruotėm. Plus, tai labai geras pasirinkimas tiem žmonėm, kurie paprasčiausiai nenori praleisti akimirkos, traukdami 2 kg full frame. Ir šiaip Pro Max'o asortimentas yra gigantiškas, tai jūs tikrai rasit kažką savo. Pro Max'ą ačiū labai, kad paremėt šitą video. Bet tai kas per šūdas tada? Kodėl visi žmonės, kurie atvaro į Bankoką, taip džiaugiasi? Na, iš tikrųjų tai nėra jokia paslaptis, jie tiesiog visą laiką ima taksi. Iš tikrųjų, kai mes antrą kartą atvarėm į Bankoką, nes Tailande mes buvom mėnesį ir Bankokė mes buvom 2 kartus, kitą laiką mes praleidom salose. Tai va antrą kartą mes jau pradėjom imti taksi ir, o vau, įvyko magija. Kai tu paimi taksi, tu pravažiuoji visus tuos blogus rajonus, pravažiuoji tas vietas, kur šiaip tu labai nenorėtum atsidurt. Žinot, tada Bankokas atrodo labai naujoviškas ir modernus. Ir iš tiesų, jeigu mes visą laiką važinėtume su taksi, mes net nepamatytume to kito Bankoko. Taksai kainuoja žiauriai pigiai. Ir jeigu tu nori iš vis važinėti už centus, tu gali važinėti su mopedais. Vienintelė problema, kad truputį baisu dėl savo gyvybės. Bet šiaip, apart to, aš važiavau 20 minučių kelionę už €25. Svarbiausia varyti į specifines lokacijas. Nu tai pavyzdžiui, prekybcentriai, kurių Bankokė yra virš 500. Aš nejuokauju, rimtai Bankokė virš 500. Kam gali prireikti virš 500 prekybcentrių? Dar yra visokie night marketai, ekskursijos. Ir jeigu jums patinka toks laisvalaikis, tai yra visiškai normalu, super, bet man asmeniškai, aš nesu fanas tokio. Aš mėgstu pasivaikščioti, aš mėgstu pažiūrėti žmonių buitį. Suprantu, kad liūdna buitis irgi skaitos, bet kai aš variau į Tailandą, aš nežinojau, kad viskas taip blogai. Ir visas šitas video yra iš esmės apie tai, kad kodėl nieks nekalba, kaip viskas blogai.
Aš norėčiau pasakyti, kad tai nėra kažkokia wow mintis. Aš tikriausiai daug kam Amerikos neatradau. Galbūt daugelis jūsų žinojo tai apie Tailandą. Aš asmeniškai to nežinojau. Ir nors buvo momentų, kai man buvo linksma, tikrai buvo momentų, kai mes vaikščiojo po Bankoką ir man patikdavo ten tie prabangus rajonai. Man patikdavo gert skanę kavą. Kava pas juos yra iš tikrųjų labai skani. Aš netgi video apie tai padariau. Man patiko maisto kultūra, kuri yra labai išvystyta. Tu iš tiesų gali paragauti maisto iš bet kokio pasaulio krašto, bet ar aš varyčiau dėl to į Bankoką dar kartą? Nu, greičiausiai, kad ne. Jeigu šis video buvo įdomus, tai parašykit komentarą ir jeigu bus pakankamai daug susidomėjimo, aš padarysiu taip pat video apie gerą Tailando pusę, tai apie Tailando salas.